Rudenėlio šventės metu Eugenijus Kazlauskas mirtinai užkapojo žmoną, kuri rodydama morką su mažu cvimpeliu jam sakė: Žiūrėk, visai kaip tavo. Baigęs kruviną išpuolį išėjo su daiktiniais įrodymais į komisariatą prisipažinti. Prie namų staptelėjo, nes buvo nebaigtos kapoti malkos. Nors prieš kaimynus ir sarmata jau gilus ruduo, o dar malkas kapoja. Bet žiemai pasiruošti būtina. Kita vertus, kaži bus kas troboj šildosi. Žmonos jau nebėra, vaikai užaugę, sūnus Vilniui ten departamente kažkokiam dirba, dukra darželio auklytė, o pačiam už netipinį kirvio panaudojimą gresia valstybės išrūpintas centrinis šildymas perauklėjimo įstaigoje. Kad negazdintų žmonių su kruvinu kirviu iki rajono centro patraukė peškom, vos 9 kilometrai, juokas. Tėvelis pasakojo: Į mokyklą kasdien po 14 eidavau. Ir tai čia tik į vieną galą. Tėvelis, aišku, 3 klases tebaigė. Įdomu, kilometrai ar kas kita sutrukdė užbaigti projektą. Rajono centro komisariatą pasiekė anksti vakare, bet jau buvo tamsu. Ruduo. Iš pradžių ne per tas duris pataikė į kelių policijos patalpas. Tie apibarė, ko čia triniesi, ir nurodė, kad reikia eiti per bendrą įėjimą, kur 3 aukšte yra prisipažinimų kabinetas numeris 405. Kas čia per numeracija? Aukštas 3, o kabinetas 400. Na, bet šioje ašarų pakalnėje tai nebuvo vienintelis dalykas, kurio iki galo nesuprato Kazlauskas. Ant kabineto durų rado lapuką, kad pietų pertrauka, ir dar 4 laukiančius eilėje. Kas čia paskutinis? Paklausė Eugenijus. Eik, dukas! Jam šūktelėjo plikai skustas internatinis pacukas, kurį tą pačią minutę pakvietė į 406 kabinetą, skirtą nepilnamečių prisipažinimams. Nu, aš dar tave lauke pasigausiu. Pažadėjo savo Eugenijus iš anksto žinodamas, kad nepasigaus. Ko nori? Nematai, kad iki darbo pabaigos liko 15 minučių? Labai nemaloniai Eugenijų priėmė jaunesnioji inspektorė Rakauskaitė. Kas čia per įstaiga? Antroji pietų pertrauka 6 vakare ir po to 15 minučių darbo. Prisipažinta, atėjau žmoną kirviu užkapojau, va kirvis, žmona namie. Prisipažino Kazlauskas. Gerai, asmens dokumentą pateikite, teisės netinka. Rakauskaitė iš stalčiaus iš pradžių išsitraukė popieriaus lapą, paskui kelis mažus bompariai čiulpinukus, tyčia sumaišydama apelsininį su kivių skonio. Koks bardakas jos galvoje, toks ir burnoje. Aišku, Kazlauskas piniginę su savim neturėjo, retai kada imdavo eidamas į rajono centrą. Maža koks pridurkas užpuls ir atims viską. Paskui klapatas metrikacijai naują pasą išsiminėt. Rakauskaitė pradėjo vartyti akis ir pasiuntė Eugenijų namo paso. Liepė ateit rytoj, bet ne iš pačio ryto, nes ryte pasitarimas. Po to skyriaus vedėjo jubiliejus, tai gal ant kokių 3 ir bus gerai. Tik žmonos kūno tegul namie neliečia, nes paskui vis tiek atvažiuos kriminalistai susifotkinti visko. 12 metų žmonos kūno neliečiau. Tai kaip nors vieną dieną ištversiu. Mintise bajeriukas sugalvojo Kazlauskas ir išėjo namo. Pakeliui nusipirko šnapso bonką, kuri parduotuvė išslydo iš rankų ir dužo prie pat krautuvės įėjimo. Greitai už 65 centus paėmė kepalą batono ir vilgė į šnapsą bei bandė išgelbėti dieną. Bet šnapsas buvo susimaišęs su stiklais ir rudenišku purvu prie parduotuvės durų. Kažkokia magiška šlapdirbos ir juodžemio kombinacija. Ta vakarą Kazlauskas namo negrįžo. Vieni sako, kad savo rankomis pagreitino teisingumo įgyvendinimą, kiti, kad pabėgo į Baltarusiją. Formaliai Rakauskaitė paskelbė jį dingusių be žinios. Buvo nuotrauka akistatoj. Visas kaimas to laikraščio į pečių nemetė. Keistas gėdos ir pasididžiavimo jausmas, kad savo žmogaus nuotrauka laikraštyje. Netipiška šioje istorijoje ir tai, kad žmonės kaltino ne šnapsą, o rudenį. Tai kaltas ruduo, sakė jie, kuris lyg akmuo seniai mylėt nustojo. Kaltas ruduo, kuris lyg akmuo. Gerbėmieji, vengdami bet kokio baudžiamojo persekiojimo iš anksto paneigėme absoliučiai visą šioje laidoje pateikiamą informaciją. Taip pat sveikiname varduvininkus Liudą, Liudmilą, Ramūną ir Ramutę, pagarbiai Faksimilis. Na ką, sveiki gerbiami klausytojai. Su jumis, kaip visada, mažmeniniai pokalbiai. Kaip ten angliškai jaunimas sako. Čia angliškai būtų small talk. Taip, įdomu, aš vis dar tos anglų kalbos, aš kažkaip vokiečių, kad kaip mokiausi mokykloje, tai aš nesuprantu tik tai kodėl vokiečių, ta prasme. Tai aš įsivaizduoju, kad tokia jau net darosi skirtis, kad tie, kurie labiau žiūri į vakarus, tai renkasi vokiečių, tie, kurie vis dar nori suprasti tą rytų pusę, tai renkasi
rusų, kai kuriuose mokyklose net nėra per daug pasirinkimo, kam ką suprasti būtų galima, tai aš pats galiu asmeniškai pasakyti, kad, Manau, kad supratom. Taigi ką, mažmeniniai pokalbiai su Gintu ir Svigiu. Taip, iš reklamos firmos Faksimilis. Tai kaip visada savo laidoje mes ieškome didelių atsakymų mažose detalėse, smulkmenose, visokiuose niuansuose. Tai čia gal aš užakcentuočiau, kad dideli dalykai išplaukia iš mažų dalykų. Jeigu moka plaukti. Taip, jeigu moka plaukti, kaip iš kondensato net ir upelis gali pasidaryti, tai žiūrėsim, kas iš šio išplauks. O šiandien pakalbėsim be abejo apie rudenį, ne apie ką kitą, o tiksliau, ar dėl visko kaltas ruduo ir kas šiaip nutinka netgi ne žmogui, kas nutinka lietuviui rudenį. Tai ką tik nuskambėjusi Eugenijaus Kazlausko situacija, aš sakyčiau labai tipinė, ne, visiems iki skausmo pažįstama ir manau pakankamai standartinė, tiesiog eilinė rudens diena. Mes tokių istorijų išgirstame praktiškai kiekvieną dieną kriminalinės kronikos metu. Pasižiūrėkime į ją atidžiau, kas lėmė tokią pradžią ir tokią pabaigą. Tai kaip girdėjom, viskas prasidėjo lyg ir nuo nekalto žmonos juokelio rudenėlio šventės metu, ta maža morka su cvimpeliu. Taigi čia mokyklose parodos yra daromos rudenėlio šventės derliaus, sunešami tiek tos pačios morkytės, tiek bulvytės ir visada yra kažkokia potekstė, visada yra kažkas tokio, kur... Kaip sakant, iš derliaus vienas kitas egzempliorius vis kažką turi, primena. Didesnio ar mažesnio. Taip. Kaip tu manai, dėl ko Eugenijus taip jautriai sureagavo, kad, sakykime, smurtas šeimose juk naudojamas gan dažnai, bet čia visgi buvo peržengtos tos savigarbos gynimo ribos. Tikrai atrodo, kad buvo panaudota perteklinė jėga, bet aš manau, dar prie to prieisime. Tikrai norisi pradėti nuo pradžių. Kodėl taip emociškai užsigavo pats Eugenijus. Tai nebūtų dėl ko, galbūt nebūtų užsigavęs, tiesa. Tai kaip ir išsidavė, tiesa, gal prisipažino gėdingai ir nebuvo kaip iš tos situacijos suktis. Bet žinai, žmona turėjo žinoti jau tos dalykus iš anksto, nebent jo buvo užakcentavimas, kaip kartais būna paskutinis lašas tiesiog. Gali būti paskutinis lašas ir nežinau, kiek čia galima susėti tuos lašus rudenį, be abejo ir tų kritulių yra daugiau, nors milimetrais kritulių kiekis, vėlgi čia aš galiu daug kartų užakcentuoti, kad nesu ekspertas, bet atrodo, ir vasara tas lietus yra, bet rudenį jis toks yra liūdnesnis ir tie lašai ant širdies nėra tie patys širdies lašai, kur žmonės geria, kad pataisytų širdies sveikatą, čia labiau tie lašai pablogina, taip metaforiškai pasakyčiau, širdies emocinę sveikatą. Na taip. Bet iš tikrųjų, žinai, tas pirmas sakinys iš tikrųjų jis taip staigiai pasmerkė Eugenijų ir atrodo, kad kas čia per antžmogis. Ir toliau, kada mes girdim tą istoriją, iš karto atsiranda kažkokios vilties, kad žmogus visgi yra su sąžine, kad yra labai darbštus žmogus. Akivaizdu, kad jis nebuvo neblaivus visų pirma, ne? Tai nebuvo kaltas šnapsas. Visų antrais, prieš pat nueidamas į komisariatą, visgi nuėjo iki malkinės ir baigė kapot malkas. Jis užbaigė tą neužbaigtą darbą. Aišku, kas rudenį kapoja malkas, čia yra vasaros darbas, tai kyla klausimų, ką jis veikia vasarą. Taip, iš tiesų šitoje istorijoje vėlgi nesinori normalizuoti ar pateisinti paties Eugenijaus, bet visoje istorijai pradeda ryškėti, kad jis tiesiog yra liurbis, nevykėlis, tai jam degtinės butelis išslysta kritiniu momentu, tai staiga sąžinė užgraužė dėl nebaigtų darbų, o tai ką jis veikia iki tol, kodėl malkos nebuvo, kaip sakai, gerai pastebėjai, vasarą jau tikriausiai ir kaimynai laiku susikapoja tas malkas, pasiruošę žiemai. Toks buvo slunkius, toks nevykėlis, tai gal ir nenuostabu, kad ta gal net ir taikli, nors ir humoristiška žmonos remarką, jį taip giliai skaudino. Galbūt tai buvo ne lašas į jo nuoskaudų taurę, bet tiesiog toks jau domino efektas gavosi, kad tiek daug dalykų nesigavę, nepasisekė ir čia dar tas kaip tyčia taiklus žmonos pastebėjimas. Kaip tu manai, dažnai ant kapo būna
išskaptuojami tie paskutiniai žodžiai žmogaus, ar tas žmonos paskutinis sakinys vertas būti ant paminklo. Na, palikim gal tai giminėm išspręs šitą. Čia šiaip irgi labai įdomu šitoje istorijoje. Iš tiesų, jeigu Eugenijus dingo be žinios, iš kur mes žinom, kaip šitie įvykiai susidėliojo? Kas yra tie liudininkai, kurie matė ar galbūt išgirdo, ar Eugenijus kaip nors savais kanalais, nors ir slapstydamasis, bet sugebėjo, sakykime, laiškais, telegramomis ar laidiniu ryšiu kažkam. Ne, čia vietinių liudininkų, daugiausia tos pačios Rakauskaitės inspektorės paliudijimai. Bet jau tokie žodiniai, be abejo. Teisminiam procese realaus svorio nelaikytų, tiesa? Čia matai, čia ir buvo stengiamas išvengto teisminio proceso, kad kuo mažiau popierizmo, kuo mažiau biurokratijos. Tiesiog sudėliotas tas paveikslas, yra auka, yra kaltininkas, kaltininko nebėra, viskas byla užbaigta. Iš tiesų, galima rakinti stalčių, žinai. Verta pastebėti, kad kaip istorija, tai tikrai solidi. Tikrai džiaugiuosi, kad ir Akistatos laikraštyje atsidūrė ir kad mes dabar ją galim aptarnėti, bet tikrai nebejoju, kad kaip ikiteisminis tyrimas, netgi baudžiamojo teismo procese, tai skambėtų nykiai, tas visas biurokratinis, juristinis procesas labai daug subtilybių atimtų iš šitos istorijos. Gal ir gerai, kad viskas taip susiklostė galų gale. Aišku, verta paminėti užuojautą dėl nesavalaikės žmonos mirties. Žinai, aš dar šitą istoriją išvelgčiau porą dalykų. Tai visų pirma, tas malkų kapojimas, tas darbas vardan darbo, kuris jau yra akivaizdu, kad nebereikalingas. Tai čia irgi atsinešta akivaizdu, kad Eugenijus ne savo norų ir tarnavo okupaciniai sovietų kariuomeniai, kur tiesiog būdavo... Kodėl tu taip galvoji, kad šis darbas dar nereikalingas? Nes kaip ir pats istorijos pasakotojas paminėjo, žmonos jau nebėra. Ai, tai nėra kam. Nėra kam kuriant, ta prasme, kam tos malkos. Ai, na taip. Kad tenai, žinai, supūtų. Nu, nebent paskui gal sūnus grįž, namas lieka, nu vėl, žinai, bet ką ten, jeigu Vilniui departamente kažkokiam dirba, kam jam grįžti? Man atrodo, departamente prie kažkokios ministerijos. Taip, tai kam jam grįžti tą, žinai, rajoną, į tą kažkokį namelį, kad ir malkų sukapotos paruošta, bet vis tiek, žinai, ir kambarys jau su motinos dvaselė jau lieka. Jau gali ir egzorcisto gali reikėti. Ką ten, žinai, tai aš nemanau, kad tai būtų grįžimas. Tai vat. O tas, žinai, darbas vardan darbo, tai čia iš sovietinės armijos yra atėjęs, kada, na, ypač žiemos metu neturėdavo kokių darbų duoti tiem kareivukam, tai ten tiesiog būdavo, žinai, sniegą iš vienos krūvos į kitą perkelt ir panašiai čia. To tokio, žinai, visi mes esam turbūt sodyboje kokiais įdarbinę taip vaikus, nu matai, kad vaikas sėdi be veiklos, nieko Užimtumas. Užimtumas, nors sakai, perneš plytas iš vienos vietos į kitą. Taip. Kitais metais jau iš tos pačios vietos dar į kitą vaikas tas plytas neša ir paskui pats supranti, kad tų plytų net nereikia. Nu kam tos plytos? Medinis ginamas. Užimtumas, jaunimo užimtumas tai yra labai svarbu, tik aš kažkodėl galvoju, kad šioje situacijoje vis dar buvo likęs įprotis, situacija, sakykime, dar karšta, taip, dar emocijos nėra nuslūgusios ir dar nėra susidėliojusios mintis į savo stalčiukus ir tas įprotis padiktavo nepamatuotus sprendimus pačiam Eugenijui. Tai tiesiog gal apmaudu, kad aš kaip suprantu, jis kaip ir ėjo kapoti tų malkų, bet gal vis tiek nepabaigė kapot, kaip tu manai? Šito istorija gal nėra aiškiai ir pasakyta. Čia reiktų nuvažiuoti į vietą ir pagal faktą patikrinti, kaip ten yra įvykę. Kita vertus, dar norėčiau atkreipdėmėsi į patį prisipažinimo tą aktą, kuris buvo įvykdytas rajono centro komisariate. Ir, na, man atrodo, kad puikia proga tau vėlgi paagituoti tą vieno langelio principą, nes akivaizdu, kad čia buvo galima išspręsti paprasčiau, nes aš nežinojau, kad prisipažinimai yra tokie sudėtingi. Pasirodo, telefonu negalima, nes policija dėl degalų stygiaus negali atvykti į įvykio vietą, reiškia, tu pats turi keliauti į komisariatą, tada va tie prisipažinimai ne ten nuėjo, iš pradžių kelių policija pataikė, paskui administracija, paskui ten ne į tą aukštą, tada eilė ilga, tada pietus. Nu tai kaip žmogui prisipažinti, kad nusikaltimą padarė. Tai aš manau, kad dar čia stebuklas, kad ai ne, jis išėjo, tiesa, jis paso neturėjo. Tai viskas įvyko, kaip galima buvo nuspėti. Nusikaltėlis negauna galimybės prisipažinti ir pasišalina. Iš tiesų, tai patenka po situacijų skėčių, kur žmogus gali tikrai nežinoti, ką daryti pirmą kartą su tuo susidūręs. Ir
Aišku, iš tokių istorijų liudijimų mes galėtume žinot, kad iškart atėjus į komisariatą reiktų klausti, kas čia atsakingas tokiu ir tokiu klausimu. Tačiau vėlgi aš irgi kiek kartų daleiskim į tą pačią ligoninę užeinu ir neaišku, 100 registratūrų, o kuri ta. Ir vis tiek yra eilės, yra kažkokia bendra tvarka, tu klausęs, kas čia paskutinis. Ir tada būna apmaudas sulaukus tą valandinę eilę prie registratūros, kada tu pasako, kad ponas, čia iš tiesų reikėjo į kitą registratūrą eiti. Taip. Tai iš tiesų toks ir žmogiškas apmaudas dėl Eugenijaus, kad jis matomai pirmą kartą su tokia nestandartinė situacija susidūręs, dar biurokratiškai kaip ir jau buvo nubaustas tų aplinkybių, nors jo kaltė dar pagal faktą nebuvo ir įrodyta. Na, žinai, kaip sakoma, Eugenijus kirvius sukapojo žmogų, o jį sukapojo biurokratinis, taip sakant, kirvis. Tai štai tokia likimo ir būtų ironija. Šiaip dar paliečiant biurokratijos temą, kas čia labai atsispindi ir patvirtina tik tai tą faktą, kad biurokratijai svarbiausia yra tvarka. Teisybė yra antrailis dalykas, tik jeigu yra laikomasi tvarkos ir procedūros. Tai čia ir matome šitoje situacijoje, kad yra svarbu nueiti į reikiamą kabinetą ir atsinešti asmens dokumentą. Be abejo. Nes kitaip visi pareiškimai gali būti ir neteisingai pagal tą biurokratiją. Bet tu pats pagalvok, tu gali svetimų vardu prisipažinti. Tu vis tiek tas inspektorius, jis turi kažkaip įsitikinti, kad čia yra nebandoma pakenkta, ne, va dabar ateis Kazlauskas ir sakys, aš Jankauskas, ir viskas, ir ką žinai. Nors visos šitos aplinkybės kaip ir būtų ikiteisminio tyrimo metu jau vėliau patvirtintos arba paneigtos, ištirtos, nors čia irgi kaip ir gaila policijos pareigūnų, tų tyrėjų, kurie vis tiek turi būti ir uniformuoti, ir turi tarnauti valstybei, nors viso labo jie turi sėdėti prie popierių tose pačiose kabinetuose ir tos komunalinės, žinom, ne tiek bėdos, kiek tie paprasti sunkumai, pučiantis langai, kaip ir labai nuleidžia tą visą profesijos lygį iki tokio paprastesnio lygio ir taip irgi galima užjaust, kad tenka tokius nestandartinius sprendimus taip sijoti per tą patį biurokratinį rėtį. Čia, žinai, man atrodo, dar mes labai iš to situacijai pamatom tą tokį žmogaus nepasitenkinimo darbų momentą, va, tos pačios Rakauskaitės elgesyje, ir kada jinai pasiūlo ateiti kitą dieną ir atsinešti dokumentą, staiga tu išgirsti, kad visgi jiems siūlo matyti 3 valandą, nes ryte yra pasitarimas, yra paskui gimtadienis, vėlgi kažkokie asmeniniai reikalai visada yra virš darbo. Čia net nesutikčiau, kad labai yra asmeniniai, nes suprantu, kad tie visi reikalai yra susiję būtent su darbu, nes tai yra kolegos gimtadienis ir tas pasitarimas irgi yra darbo reikalais. Ir pats turiu pripažinti, kad su panašiom situacijom esu susidūręs, kada pats norėjau pareikšti tam tikrus kaltinimus ir pats turėjau skambintis į įstaigą, kaip sakant. Ir, nepaslaptis, kad mano paties užimtumas biznio reikalais tikrai yra milžiniškas, mano darbo knyga visat yra prirašinėta net jau už linijų ribos, o tyrėja taip irgi, ką galėjau pajausti iš to pokalbio tono, taip skeptiškai, taip atmestinai sakė, kad čia rytoj negaliu, čia pasitarimas, čia man posėdis, čia tik tada ir man tokį duoda laiką, kur aš dar net negaliu telefonu sutikrinti, ar man tas laikas tinka, ar čia nebus kokios delegacijos atvažiavę iš užsienio, ar čia biznio interesai nesusikirs. Tai tiesiog labai suprantu Eugenijų, kad o gal jo planai irgi buvo kažkokie pasikeitę tai kitai dienai. Matai, čia man atrodo yra manipuliacija silpnesniu.
Nes Rakauskaitė žinojo, kad Eugenijus įvykdęs tokio lygio nusikaltimą, vis tiek yra jau silpnesniojo pozicijoje ir tada iškart manipuliacija, štai, prašau. Primetimas jėgos pozicijos. Taip, aš tai šiandien nepriimsiu, tu čia, žinai, paso neturi, teisės netinka. Į bendrą eilę prašom stoti. Jos ateik rytoj, bet žmonos neliesk ten, nu tai, sakykime taip, tai čia yra toks lengvas pasityčiojimas iš žmogaus. Ir paskutinis klausimas, kuris kyla natūraliai, tai yra iš tiesų kaltas ruduo. Vat net ir jaunimo ansamblis Naktinės personos apie tai dainavo. Bet pats, kaip žinau, konsultavaisi su juristais ir vėlgi turim apmastyti ir priimti, kad ruduo taip pat kažkokią nekaltumo prezumpciją turi. Visiškai. Rudens nekaltumo prezumpcija ir išplaukia iš to fakto, kad norisi viską pamauti ant rudens kaip ant to vieno kurpalio. Tiesa, bet čia ir yra momentas, kad mes galbūt jaučiamės šiuo metu kaip tas kamertonas, visi sustiguoti pagal rudens nuotaiką, tik dėl to, kad mes išgyvename tą patį orą, tą patį laikmetį, tą pačią tamsą ir atrodo visiems yra suprantama, tačiau papasakok šitą istoriją vidurvasarį, nepaminėdamas kažkokių asociacijų, kad tai įvyko rudenį ir šitas nusikaltimas nušvis dar kitokiom spalvom, aš taip galvoju, kaip tu galvoji. Galimai. Ir dar tada, kad tai nebūtų paskutinis punktas, dar šiek tiek aš noriu pargrįžti iki Eugenijaus atėjimo į policijos patalpas, nes ten dar nutiko įdomus toks apsisvaidimas žodžiais su kitu, pavadinkim, interesantu. Taip, labai irgi yra įdomi tokia situacija, kada ateina tais pačiais, sakykime, interesais vedimi žmonės, sakykime, tą pačią įstaigą, nu, vėlgi, čia gal šiek tiek peršoksiu į kitą kontekstą, bet tai gali būti policija arba ligoninė. Tu paprastai neteini pas ugniagesius į kabinetą, tiesa? Nors šie 3 trumpieji numeriai mum yra diegiami nuo pat vaikystės. Be abejo. Nors mes vizituojam tik 2. Tik 2, o tie 3 jau, kai mus vizituoja, tai jau ten jau kitos bėdos. Nu tai pavyzdys irgi su ligoninė, jeigu abu į tą patį kabinetą pas tą pačią gydytoją kaip ir norėtumėt eiti, bet sutinkat, kad nu, kažkas gal atėjo anksčiau, kažkas gal su didesnėm problemom, o gal kaip tik su mažesnėm problemom, bet anksčiau atėjo, o gal ne pagal savo kvituką. Ir staiga suprantat, kad su visais šitais žmonėmis nebūtumėt susitikę, jeigu ne kažkokios problemos. Jūs vienijančios vienokiu ar tai kitokiu būdu. Ir tada pamatot žmonės, kad, na, gal, sakykim, kaip pavyzdys, Eugenijus, gal ir iš kokio kaimo, toks paprastesnis, o gal, ten dėl vairavimo teisių į kelių policijos patalpas atėjo koks tai, sakykime, menininkas ar inteligentas. Ir staiga jūs visus sulygina tą patį bėdą. Nu, čia kaip ir galbūt sutiksite daugiabučio šiluminės trasos sprogimas. Irgi sujungia kaimynus, kurie nebūtinai turi kažką bendro apart to, kad gyvena vienoje patalpoje. Tai irgi tada pargrįžtant prie to sekančio interesanto, kuris ten apsisvaidė nemaloniais epitetais Eugenijui, nu atrodo, lyg būtų tų problemų maža. Na taip, tiesa. Na, bet čia, žinok, natūralu turbūt, kada visi yra sulyginami, vis tiek kažkokie galios konfliktai įvyksta ir toj pačioj ligoninėje visada bus, žinai, kuriam labiau skauda ir kuris labiau ligotas. Tai čia jau turbūt tas nepilnametis pacukas ir bandė kažkaip pamatęs tą vargšą, tikrai vargšą, akivaizdžiai kaimo žmogų, parodyt, kad jis yra svetimoj teritorijoje, jis yra mieste. Akivaizdu, kad, na, aš taip spėčiau, kad Eugenijus prieš tai neturėjo bėdų su policija, o tas pacukas jau ne pirmą kartą komisariate ir, žinai, jis bandė tą teritoriją kaip šuo koks pažymėt, čia mano kampas, čia mano. Įsivardint kažkokiu verbaliniu būdu. Ir šiaip dar, gal čia labai spekuliatyvu, bet aš taip galvoju, kad kaime, jeigu yra problema, tai policija taip nebūtinai gali atvažiuoti. Bet jeigu jau kažkam jau labai jau gerai, kiti akivaizdžiai yra ne problema, tai policija nepatingi atvažiuoti.
ten nugesint vakarėlį, patildyt muziką artimoje aplinkoje ar kaiminystėje, nežinau. Nu, yra buvę tokių atvejų, kur atrodo, čia iš vis policija neužvažiuoja pagal kūro bako dydį, bet taip. Nepatingi. Aišku, būtų tikrai smagu, jeigu atvažiuotų ir paprašytų pagarsinti muziką, nes aplinkiniai labai patenkinti. Ir ten, nežinau, taip tikrai neramu. Atvežtų dar ko trūksta ir palinkėtų gero vakarėlio. Šiaip galbūt čia net kokia tai niša su tam tikrais poreikiais. Geros nuotaikos policija. Trumpasis numeris, kokie tai švyturėliai spec spalvų, žalio violetinė, tokio disko. Tai labai, labai įdomi istorija iš tiesų, mes taip kriminaliniu būdu pažvelgiam į ją ir pabaigai gal tiesiog norėtųsi kiekvienam klausytojui palinkėti nekaltinti rudens viskuo. Kaltas ruduo tik tam tikrais atvejais, tam tikrose aplinkybėse. O kad jis yra kaip akmuo, kuris seniai mylėt nustojo, tai tiesiog atima iš rudens šiokį tokį žmogiškumą, bet ruduo yra ruduo. Ir užmeta kaltinimą akmenį. Taip. Prie ko čia akmuo? Taip. Akmuo, aš manau, irgi turėtų ką pasisakyti, jeigu mylėt nebūtų seniai nustojęs, bet čia jau tikrai šitą riedulį pasilikim tikrai gal kokiai kitai laidai. Dabar ruduo, purvinos, baisios rudens spalvos, bet čia pat niuansai. Pasiruošęs, Regimantai? Tylos, 3, 2, 1, 0. 0. Apie rudens įtaką žmonių psichiniai ir fiziniai būkliai trumpai pasikalbėjome su psichikos sveikatos specialistu, kuris, vėlgi, nenorėjo prisistatyti. Atkreipsime dėmesį, kad specialistas yra, tiesiog aukščiausios rūšies, apdovanotas, man atrodo, net ir valstybinė premija gal kokia yra gavęs, aš ten tikrai nežinau. Dirba gydymo įstaigoje Vasaros gatvėje, bet dėl anonimiškumo tarkime, kad dirba Rudens gatvėje. Čia aišku, kas žino Vilnių, ten viskas arti Vasaros gatvė, tada pavasario ten taip skersai paduodi link Saulės gatvės ir tada jau Rudens tranzitinė gatvė, kuri jungiasi su Stepono Batoro magistrale. Taigi psichiatro komentaras. Visų pirma, ačiū, kad paskambinote patys, kad čia ne man pačiam reikėjo skambinti, jau čia tie tarifai. Dabar patys suprantat, matėt, kokie čia jau yra. Tai kur tau žmogus bus geros nuotaikos, kai viskas taip mūsų Respublikoje brangsta. Tiesa? Suprantat, aukštos patarnavimų kainos. Tos pačios, kai rudenį staigiai sumažėja gamtinių resursų dovanojamas džiaugsmas ir deginama žymiai daugiau elektros, leidžiama žymiai daugiau karšto vandens. O taipogi įjungiamas tas pats ir centralinis šildymas. Tai tokia kaip vieni esminių būtų taip vadinamos rudeniškos depresijos elementų, tokie ekonominiai motyvai vis dėlto. Žiemą dar blogiau, bet žiemą jau toks būna įpratimas, jau toks būna ne tai, kad užsigrūdinimas, bet jau visi jau apšylę, kaip sakant. O taip vadinamasis komunalinis šokas įvyksta rudenį. Tas šaltas užvedimas, techniškai tariant, žargonu tokiu. Kur dar būtų paruošimas, kiek atėma jėgų. Tas pats langų kamšymas, visokie tokie paruošiamieji momentai. Kalbant apie momentus, antras, labai svarbus momentas – bulviakasis. O bulviakasis, gerbamieji, tėra iliuzija, jog jūs taupote. Tai griniausias šiuolaikinės vergovės pavyzdys viso labo. Be abejo, suprastėjęs aplinkos koloritas, natūraliai šviesos ir šilumos trūkumas, vitaminai ir dar kartą vitaminai, ne alkoholis, kurio piktnaudžiavimą argumentuojant, sakykime, prisidengiant tuo pačiu šilumos trūkumu. Vėlgi, čia aš viską labai supaprastintai, taip labai banaliai, taip, lengvai paviršutiniškai. Pas jūs klausytojas toks, vidutinis, sakykime, suprantat. Gal kiek žemesnio lygio individas. Jam ten nereikia per daug ten moksliškai kažką išdėstyti. Tai štai visų šitų elementų kombinaciją, manau, galim suvesti tai vadinamą rudens depresiją.
sakykime, mūsų skaičiavimais prezumuočiau, kad gal kamuoja net ir apie 78% Respublikos gyventojų. Dėkojam profesoriui. Bandom sureaguoti turbūt. Iš tikrųjų, labai tokios, sakykime, stambiagabaritės įžvalgos tokios, sakyčiau, taip giliai. Gelžbetoninės tokios. Giliai pažvelgta, išsamei labai. Toks kai kurie teiginiai tokie monolitiniai, mes kaip sakom, tokie, žinai, jau kaip pasakyta, tai jau pasakyta. Čia net, sakykime, monumentalios įžvalgos. Jo, ne karkasinis kažkoks čia, žinai. Čia jau tikrai laikančios. Taip. Laikančios. Ir aš iš tiesų nustebau, aš vėlgi... Čia aš atsiprašau, kalbant apie konstruktyvę argumentaciją, tai laikančios konstruktyvios argumentacijos. Taip. Čia savo. Bet aš nustebau, aš visada maniau, kad yra gamta visų pirmas elementas. Aišku, čia gal ir būtų gamta, kuri bet... Priduoda, bet visgi ties ekonominis, komunalinis momentas yra iš tikrųjų labai svarbus. Nes tas pereinamas laikotarpis, visų pirma, man atrodo, kuris nebuvo paminėtas, bet visi apie tai galim dabar drąsiai pakalbėti, kai jau būna bute be proto šalta, bet šildymo dar nejungia, nes ten netitinka temperatūrų vidurkis, bet iš tikrųjų patys žinom, ten užsiklinėje, ten tie visi vamzdynai. Ekonomina. Viskas ten neveikia, jie ten bando paleistą šildymą, ten visi sproginėja, šitiegi vamzdžiai sproginėja. Ir vėlgi, žinai, tą levatorinę sistemą, ten dievė vienas vamzdukas sprogsta ir ten... Didžiausia atsakomybė yra palikta paskutinio aukštų gyventojams, kurie patys privengia, siekdami sutaupyti, neatsižvelgdami į po jais gyvenančių kitų gyventojų poreikius. Bet labai įdomiai čia sudėlioja gerbiamas psichiatras, vis tiek turi įdirbio, turi patirties, darbas su žmonėmis, tos įžvalgos tikrai neteina iš niekur. Be abejo. Tai labai įdomiai jis čia paliečia tą socioekonominį momentą, kur be ekspertų nuomonės aš nebūčiau toks drąsus taip teikti, bet prisipažinsiu, viduje visuomet tokia nuojauta kuždėjo, kad taip gali būti. Taip. Bet kaip čia viso labo būtų tik spekulacijos, o jos dabar yra patvirtintos, tai gaunasi tuomet atvirkščiai, kad jeigu tu turi pinigų... Vasara baigėsi tiem, kurie pinigų neturi. Šiaip teisingas turbūt pastebėjimas, kad pinigai gali pratesti net ir tau norimą kažkokį tai sezoną. Taip. Gal jeigu esi žiemos fanas, tai gal ir žiemą gali prasitęsti. Kodėlgi ne? Taip, stipri įžvalga. Ir tas pats buvimas namuose, man atrodo, irgi buvo pastebėta, kad tas ilgesnis buvimas namuose irgi kelia tokias psichologinės įtampas, bet čia jau, žinai, ypač kas gyvena su žmona ir su vaikais. Čia jau kaip faktas vasara, tai vis tiek, tai ten tai sode kažkas, tai vaikai tos erdvės daugiau. Jo, tos daugiau erdvės, pats ir garažę gali pasikrapštyti ir galų gale ten kažkur nueiti ir į mišką pavogauti, žinai. Tų pačių malkų pakapot. Jo. Yra laikas ir vieta. O rudenį visi pradeda sėdėti tam bute ir ta trintis tikrai labai smarkiai paveikia psichologinę. Aišku, čia reikėtų labai kito eksperto pasiklaus, bet vėlgi, kai aš sakau, kad nuojauta kužda, tai žinai, ką man dar nuojauta kužda? Tas sėdėjimas toj artimoji aplinkoj dar yra susijęs su nevėdinamom patalpom. Nori, nenori, tu jau užsikamšiai tuos langus, tai jau tu nevarstysi čia kasdieną. Taip. Čia jau yra užsandarinta, kad ta brangi šiluma neišeitų, šaltis, kad neįeitų, o išsikvėpuoja tas oras, irgi kažkaip gali atsiliepti, tiesa. Tai visiškai taip. Čia tu paminėjai porą turbūt dalykų, kad kaip galima pasiruošti būtent tam šaltajam sezonui, tai visai depresijai, nes kaip ir užkamšimas langų, tu netenki oro, bet tau lieka šiluma. Šiluma, žinai, kaulų nelaužo, nuotaikai įtakos turi. Tai jeigu jau užsikamšėt langus ir, taip sakant, nėra galimybės bent atidarius langą ir iškišt galvą, pasižiūrėti, kas kieme darosi ir bent taip praplėst tą erdvę, žinai. Gal kas parkuojasi, kur negalima. Gal kokie snargliai ten cigaretės rūko, kur po medžiu. Vis tiek yra kieme ką pamatyti, vis tiek tu gali, žinai, šūktelt kažką, subart, ten, veiklos visada rasi. Su kaimynu susiriekau, žinai, pasisveikinti ir taip toliau. Bet jeigu jau langai užkamšyti ir nebegali jų atidaryti, vėlgi aš siūlau persiskaičiuoti šeimos ūkio vienetus,
ir sužiūrėti būto plane, ar galima pasidaryti kažkokias pertvarėlės, gal sekciją per vidurį kambario pastatyti, atitvert, taip sakant, turėti atskiras erdves. Kaip turėti privatumo, ane? Taip. Dažniausiai ką mes turim privatumo? Tualetą, vienintelė turbūt vieta. Bet neduok dieve, žinai, neduok dieve žmona prisiskaičius importinių šitų žurnalų sumasto sujungti tualetą su vone. Taip. Va tada turi problemą ir jau turi, kad privatumo nulis. Nes tuo pačiu ir vonė tada gaunasi privati vieta. Pagulėt karštoj voniai. Taip. Irgi atskirai. Va tas sujungimas gali būti toks... Žinoma, paskaičius vakarietišką spaudą, ten pabandžius pasisemt kažkokių tai idėjų, panašu, čia aišku, nežinau, ar prigis, aš tikiuosi irgi, kad ne, bet yra tokių bandymų netgi apjungti virtuvę su svetaine. Koks tikslas? Tai čia, aš tai matau tik blogus tikslus. Taip. Čia iškart, man nuo galvos viršaus idėja, jeigu kepi žuvį, tai ir svetainiai prismirs, kitaip tai užsidarai virtuvę ir ten tas koks, žinai, per laiką, sakykime, išsivedino, bet čia iškart minusas, tas kažkoks eina iš vakarų toks noras apjungti skirtingos paskirties patalpas. Bet tai tada salionasgi susidėvės. Tai jeigu atvažiuoja svečiai... Vienareikšmiškai. Ir tu ir neturi to paradinio kambario, to saliono, to, žinai, kur gali žmonės pasodinti, viskas apynauja gal. Ir virtuvė, tengi ruoši, tengi, nežinau, tą pačią žuvį, jeigu mes pasiėmėm kaip pavyzdį, tai tu ją ten išdarinėji, o kiekgi būna svečių, ypač jeigu iš tolimo miesto, tai gali ir anksčiau atvykti, o tu čia dar visas nepasiruošęs, čia ta žuvie žarnos skraidžioje, atsiprašant, tai tu apsivalysi gal vėliau, bet dabar prie svečių, tu turi kažkaip ruoštis. Aš labai tikiuosi, kad čia ta mada neprieis prie mūsų. Čia laikina mada, pamatysi, neprigis. O kas apjungs paskui vėl per tvarėlę statys tas pačias plytas iš kaimo veš atgal, žinai, kur vaikas nešiojo ten, žinai, pirmyn atgal ir neprigis, garantuoja. Nes ir nekilnojamo turto rinkoje vis dėlto daugiau kambarių turi tą didesnę vertę. Be abejo. Kvadratūra tai savo ruoštų, bet tu gali bandyti ir iš mažesnės kvadratūros daugiau, tu labai gerai pasakei ten su tom spintom. Būna čia kitų sprendimų, kur iki pat lūpų, tai čia jau, iškart atskiras kambarys. Be abejo. Kaip girdėjai, profesorius dar paminėjo bulviakasį kaip kažkokia tai modernė vergovė. Ar apsimoka? Kai dabar tos bulvytės turgui, ar apsimoka pačiam kast? Matai, iš ekonominės pusės sunku pasakyti, bet čia yra toks solidarumo momentas. Nes kada, sakykime, giminaičiai kaime augina bulves, tai jiem nėra tokio klausimo, kad čia kažkam neapsimoka. Taip. Kaip ten jau iš vis ten tie jau išpuikę miestiečiai, jau ten tie biznismenai sako mes nusipirksim parduotuviai. Tai kiek tu ten prisipirkaliosi parduotuviai. Bet yra solidarumo momentas tame, kad jau tau, kai tas derlius užderėjo, tai tu vienas ar dviese jau tu nenukasi, tu privalai prisikviest žmogiškų išteklių, tiesiog vienetais paskaičiuota, kad jie tu padėtų, nes kitaip niekaip, o po to aišku apsimoka, tu pagalvok, tu turi, nežinau, pats balkonė Rusijai laikai bulves. Kaip visi, pradedu nuo rūsio, paskui balkonę, jau tingiu vaikščioti tą rūsį. Vis tiek būna ta bulvių dieta, žinai. Tai va, tai čia toks kaip logistinis sprendimas, tuos didesnius kiekius pasikraut į rūsį, ten daug kas vis tiek būna pasimūrėjęs tą, kaip aš vadinu, bulvių aukurą, taip, kad ten kvėpuotų tie bulvių maišai. Tai tom mažom porcijom tada pasinešioja į rūsį. Irgi ten, jeigu ne per šalta, nes pats tas sezonas ir cepelinam, ir nežinau, kokie to mėgstamiausi. Ne, tai bulvių košė, be abejo. Taip. Nors daug kas sako, kad čia yra garnyras, aš vis tiek sakau, kad čia yra patiekalas. Garnyras, čia labai gerą pakėlė klasę. Bet vis tiek bulvės, tai bulvė yra bulvė. Tai bulvė yra. Ką čia diskutuoti apie bulvę. Bet bulviakasis toks yra labiau, kai sakau solidarumo
reiškinys, tai reiktų suprast, kad tie, kurie jau kažkada priėmė sprendimą išvažiuoti iš kaimo į miestą, jie turi dar grįžti į kaimą, bent per bulviakasį, atiduoti duoklę mūsų motinai žemeliai, kai kuriais atvejais ir savo motinai, ir motinos motinai, ir tiesiog prisidėtas. Ir čia tas darbas, čia ta vergovė, neskaityčiau to vergovę. Kita vertus, aš dar dėčiau didelį raudoną šauktuką ties bulvių laikymų balkone, nes vėlgi mes čia visai neseniai turėjom tokį neformalų pokalbį su statybinio techninio reglamento specialistu ir jis irgi minėjo, sako, labai pavojinga. Nes vėlgi konstruktyvas balkono yra paskaičiuotas, atlaiko ten kelius šimtus kilogramų, sako, dabar žiūrėkit, įsistiklinat, kiek kilogramų jau yra svorio, einat rūkyt, dar 100 mažiausia kilogramų, toks vyras, normalus, ne per daug drūtas. Ir dar bulvyčių padėlioja maišų ir jūsų žiūrit balkonas jau svoris plešia, žinai, namo siena trukinėja, tai arba balkonas kris, arba namo siena truks. Būkit atsargus, vėlgi, balkonas yra sugalvotas, kam jis yra sugalvotas. Elementariai kažkokį pramogai išeit pakvepuoti grynų orų, parūkyt galiausiai, man atrodo. Čia tikrai įdomu, nes atrodytų, tas bulvių maišas kiek iš čia tesveria, bet iš kitos pusės neveltui tie statybų reglamentai buvo galvojami, kada nebuvo numatyta, kad taip ilgai, kad ir kokio svorio ten stovės. Sakykime, kiek, tas bulvių maišas, 20-40 kg. Taip kažkur. Čia kaip koks vaikas. Bet vaikas, jeigu šitaip ilgai stovėtų, dar neįstiklintam balkone iš vis sniegas gali prisnigti, tai ta masė sumuojasi. Aišku, su įstiklinimu, tai čia atskiras yra problematiškumas, kaip aš matau, tai tada nekvepuoja fasadas, gali pradėti kauptis rasos taškas, automatiškai pelėsis, ardantis procesai prasideda ant statybinių medžiagų. Čia taip per daug į techninės detalės nesigilinant, tik labai mažais kiekiais, aš sakyčiau. Tik labai mažais kiekiais. Be abejo. Dar vienas profesorius paminėtas aspektas - aplinkos koloritas ir šviesos trūkumas. Čia turbūt irgi jau daug kartų apkalbėta tema apie tos pilkus namus, pilką aplinką. Aš nežinau, ar namų dažymas kokia kita spalva čia galėtų išspręsti. Gal ir galėtų. Ne. Bet tu visų fabijoniškių nenudažysi. Ne. Dažymas nepadėtų. Atsimeni, kai į Lenkiją važiavai? Be abejo. Visam gyvenimui prisiminsiu. Taip, ten atrodo, kaip taip sugebėti. Ne viskas eterį. Kaip taip sugebėti. Tai tiesiog neišsiplečiant, tai pasakysiu, kad namų dažymas nėra sprendimas. Gamta pati nusidažo reikiamom spalvom, tik apmaudu, kad iš žalios pereinant į geltoną su gražesniais medžiais, gal ir į raudoną spalvą, labai trumpai iki kol nukrenta tie lapai. Ir tada jau pilkai, ruda ir taip toliau. Čia, žinok, yra pokyčio iliuzija, aš kaip sakau. Būtų visada žalia, būtų stabilu, vienoda, ramu. O dabar, žinai, vyksta, visi nori pokyčio, visi nori spalvų, visi nori kažkokios geros nuotaikos, lapai, žinai, geltoni, raudoni, oranžiniai, kokie tik nori, visi patenkinti. Ir kur nuveda pokytis, tie lapai nukrenta ir nieko nelieka. Lieka, kaip atrodo lapas ant žemės, pliurza. Pliurza, ant kurios gali paslyst, prasiskelt galvą, susilaužyti ranką, gauti, žinai, ten kokį paskui uždegimą, papildomą bakteriją. Nedarbingumą. Ir geriausiu atveju čia nedarbingumą ir į tą pačią žemelę sulystai. Aš manau, kad čia labai geras pavyzdys. Žalia yra stabilu. Dėl ko doleris žalias? Tai žalia yra stabilu ir gražu. Tai čia dėl to. O šiaip ir pats pastebėjai iš tikrųjų tas spalvų kaitaliojimasis ir perėjimas į tą pačią raudoną, kuri, mums dar tikrai nėra malonė, net komunizmo ta spalva, bet taip. Atrodo net ir šviesoforai mieste vis dažniau rodo raudoną. Ir liepia sustoti. Ir geltona raudona. Ir geltona raudona, ir tada kamščiai formuojasi. Taip. Toks jausmas, kad lyg savivaldybių tie eismo priežiūros inspektoriai kažką tenai... Sureguliuoja kažką. Jo, toks jausmas man, aš tikrai, nes atrodo vasarą leki, žalia visur, žinai. Man irgi yra toks jausmas. Čia toks sezoninis
Mes, aišku, net nepriejom prie laiko sukiojimo, bet, tikrai sezoninis šviesoforų sukiojimas. Be abejo, Tai egzistuoja. toks, sakykime, ne tai, kad perteklinis, bet tikrai svarstytinas, ar tikrai yra būtinas. Nes vis tiek, kas pastoviai važinėja į darbą, tuo pačiu metu, tas šviesoforų sukiojimas tikrai išmuša iš vėžių. Anksčiau tu paskaičiuodavai, kiek sekundžių dega, Taip. Tu atsiskaičiuodavai netgi automašinas prieš tave, kiek stovi, ir tu žinodavai ramiai, kad tu pravažiuosi, o dabar taukšt vėl geltona dega ir taip ilgiau, ir raudona, ir tada reikia pralaukti, ir žiūri, ir darbą nespėjai, ir ilgiau kamščiuose praleidi. Vėlgi, sėdėjimas automašinai, toj pačioj mažos tūrio apimties vietoje slegia papildomai. Aš su chronometru iš tikrųjų matavau aną savaitę, tai 30-40% punktų ilgiau dega raudona. Čia statistika, kurios niekas neprašė, bet taip jau yra. Taip. Na, o užbaigiant apie vitaminų trūkumą, tai iš tikrųjų nesam specialistai, nesam kažkokie sveikatos ekspertai. Dietologai tie patys. Taip, tiesiog Gintas paduos skambutį gamtos mylėtojui profesoriui Kazlauskui į Akademijos miestelį apie, turbūt rudenį vienintelis sveikatos šaltinis yra obuoliukas. Tai pabandykim pasikalbėti, kokia yra obuoliukų nauda. Taip, jungia. Labą dieną, profesoriau. Gintas patrukdė. Gali kalbėti? Galiu, Gintulį, viskas gerai. Čia iš radijos skambinu dabar. Tai mūsų pokalbis dabar ant visos Lietuvos transliuojamas, neišsigask. Norėjau paklausti apie obuoliukus, konkrečiai apie vitaminus. Ant ko? Iš radijos, sakau, ant Lietuvos. Ant visos? Padengimas rimtas. Čia LRT, ten kieme toks satelitas, kur stovi. Toks rimtas, jo. LRT, taip. O Kuršių nerijoje irgi jam, ar ten papildomai 50 litrų reikia primest, kad grotų? Tai mes laidą apie rudenį darome, apie obuolių naudą, tai norėjau paklausti. Klausyk, nėra čia ko klausti. Reikia obuoliukus valgyti. 1 ryte, 2 per pietus, 3 vakare. Bus ir nuotaika liuks, ir virškinimas, savisaugos instinktas sustiprėja, kas be ko erekcija kaip puntukas. Svarbus momentas, obuoliukus nuo žemės reikia imti ir nebijoti nei to kirminiuko, taigi vien ten baltymai. Vien baltymai, ne vienas dar nenumirė kirminiuką suvalgęs. Puvėko reikia nebijoti. O skinti negerai? O mergelė dar neprinokusiai skinti gerai ar negerai? Pamastymui čia toks va. Tik nuo žemės. Tada jau nesvarbu, žinai, alyviniai, ananasiniai gal skaniau kažkiek, grapštainiai iš vis pasaka. Pasidžiovint ant radiatorių galima jau, kai šilumininkai paduoda masės į radiatorius. Tik žiūrėk, kad nusiorintų viršutinis aukštas. Ten, žinau, kaip taisyklė, namatnesnį gyvena. Kai nuo gyvatuko vokt karštą vandenį, tai viskas gerai, o kai norint reikia, kad kaimynai oriai gyventų, tai problemos. Nemoka, negali, radiatorių vasarą perdažė, viską už tą pati daina. Jaunimas dar klausia, ar Apple produkcija irgi turi vitaminų, ar galioja tie patys principai? O kaipgi? Aišku, galioja. Viskas taip pat. Nuo žemės reikia imti. Tai jeigu krautuvėj perkat, tegu padeda ant žemės. Paskui namie parsivežę išpakuojat, irgi 2-3 dienas geriausia būtų lauke ant žemės palaikyti. Susijungia viskas su lietuviška žemele. Išeina visas brūdas, tas gamyklinis, išsivalo viskas. Lygiai taip pat, žodžiu, kaip obuoliukas. Ačiū, profesoriau, tam kartui. Mes grįžtame į eterį. Prašom, užsuk būtinai pas tėvelius, žinok, obuoliukų įsidėsit, kriaušių, moliūgų, daug cukinės, visko yra, nėra kam valgyti. Išmest paskui reikia tiek auginta, tiek pastangų įdėta. Šis ruduo man liūdnas. Kodėl? Liūdnas todėl, kad negaliu džiaugtis derlium. Negaliu nuvykti savo tėvynę, į Molėtus. Ir kaip reikiant pasidžiaugti derlium, nes tėvai mane mato dažniau per televizorių, negu džiaugiuosi derliumi pas juos. Sako, daug uždėrėjo vitaminų šiemet. Kažkaip sprangiai šnekasi. Gal po vieną? Aišku, gerai, turi. Gal, ar kelba. Visada turiu. Nestabdys?
Klausygintai, tu pastebėjai, kad šiandien visi laidos pašnekovai kažkaip anonimiškai norėjo kalbėti. Kažkas lyg slėptų, lyg kažkokia gėda jaustų. Nu, čia gal taip yra labai lietuviška, taip labai normalu. Vis tiek tą reikia išgyventi po to sovietmečio, kai taip nesinorėjo demonstruotis, nežinau. Man irgi, žinok, atrodo, žmonės kažkaip nelinkė lysti į viešumą. Kam čia rodyti, iš tikrųjų? Nu, o ką tu čia žinai? Pasigirsi čia kažką? Kažkokia ekspertų pasirodysi? Man atrodo, čia, žinok, visada tai bus tokia mūsų tyli tauta, kur pasiekimais nesigiria, nieko nesigiria, mes tyliai, ramiai būsim. Su tokia kaukė? Truputį gal ir su kaukė, bet žinai, tu kaukę tai pamatysi, nes rodės žmogus. Iš tikrųjų, tyliai, ramiai gyvent savo gyvenimą. Aš manau, kad čia tokie nesikeičiantys dalykai. Čia kaip fotonuotraukoje, ne, jeigu tu keliauji į kitą kažkokią tai šalį, tai tu visada vengsi lysti tą nuotrauką, visada fotografuosi tai, ką matai, kas yra kita, kas yra gražu. Nu, kam čia kišt save, žinai? Čia tokie, aš taip manau, nekintantys dalykai, žinok. Manau, kad niekada nebus kitaip. Gerai sakai, man tai. Jo, bet žinai, Tautvidai, mes irgi netikrais vardais kalbam. Tai turbūt tiek gal. Tai gal tiek. Tam kartui ir susitiksim po poros savaičių kitoje mažmeninių pokalbių laidoje. Sudiev. Viso.